Labas draugai, iš trečiadienio įpusėjom savaitę, pagaliau noriu nubėgti iki Action parduotuvės, tiksliau, nusipirkti kažką kalėdoms, pasipuošti namus nors truputėlį, nes nieko praktiškai iš dekoracijų neturiu. Ir tikiuosi, kad vis dar kažko bus, nes žmonės viską šluoja tiesiog. Neturime dar kalėdinės eglutės ir jau prarandu viltį, kad ją turėsim šiais metais. Nes čia nėra taip kaip Lietuvoje, tarkim, prie Maksimos, Norfos, iki Rimi, prie visų šitų maisto prekių parduotuvių, dažniausiai kiekvienais metais būna pardavinėjamos eglutės. Tikros dažniausiai. O čia prie maisto prekių parduotuvių nebūna nei tikrų, nei netikrų eglučių. Tai norint įsigyti kažką tokio, reikia jau važiuoti į kažkokią specialią parduotuvę, kurioje būtų tokių dalykų. O tam reikia laiko. Ir laiko žiauriai neturiu šią savaitę ir dabar tiesiog galvoju, arba neturėsime eglutę šiais metais ir lauksim kitų metų ir kažkas bus kitaip, arba ateis savaitgalis ir tiesiog sugalvosim kažkur tai nulėkti, pasižiūrėti ir įsigyti. Tai va, tai noriu nueiti bent jau kažką minimaliai, kokių lempučių nusipirkti, ar kažkokį vainiką, nežinau, ko dar bus, tai žodžiu. Tai ruošiuosi ir lėkiu, nes reikia kuo greičiau susisukti, tada grįžti dar kažką lengvai valgyti, pasidaryti ir užsidėti drabužius, skalbti ir dar sueditinti video jums. Tai va, gerai, lėkiu. Šiaip žiauriai geras oras, nėra šalta. Faina, kad nelyja. Čia naujiena. Žiūrėkit, ką pamačiau. Koks keistas dalykas. Gigantiškas šviesoforas. Ta prasme, milžiniškas. Čia elektronikos parduotuvė. Galvoju vis į kur galėčiau įkišti, gal kokią šaką gaučiau eglės. Tai reikėtų tokios didesnės vazos. Nežinau. Randai užkaito, tai oh my god. Taip, nieko labai daug nėra. Viskas kaip ir spėjau žiauriai iššluota. Ir atkeliausios naujos prekės, kas tiesiog žiemos dalykėliai visokie. Tai kaip ir šventės parduotuvėse po truputėlį išeina. Tai va, nežinau, gal savaitgalį kažkur kitur kažką daras. Radau keletą dalykėlių, bet nieko labai daug. Va šitas man gražus. Ne, šitas. Va tas su mašinytėm. Na ką, sugrįžau. Pirmiausia, ką noriu padaryti, tai atidaryti advento kalendorių šiandienos. Ir šiandien yra 18 diena. Pasižiūrėkime, ką gavome. Taip, tai yra spalva. Ei, kodėl tokia panaši į vakarykštę? Šito nesitikėjau. Per anksti pagyriau vakar kalendorių.
Nu tikrai, kodėl atrodo, kad identiška. Tikrai vieną panašią spalvą jau esu gavusi iš šito kalendoriaus. Na, nieko nepadarysi. Turbūt rožinės niekada nebus per daug. Dėžutę atgal. Ir parodysiu, ką nusipirkau Action'e. Šiaip nieko aš daug ten negavau. Labai keista, kai kalėdos vos neprasideda rugsėjo mėnesį. Ir viską pradeda pardavinėti parduotuvėse, o va prieš pat kalėdas savaitę ar mažiau likus viską išima jau iš lentynų ir tiesiog sudėlioja paprastus daiktus pirkti. Nu kažkaip labai keista. Atrodo, tie žmonės, kurie nori pasipuošti anksčiau laiko, turi galimybę, o tie, kurie, tarkim, vėluoja, neturi galimybės to padaryti anksčiau, gal keliauja, gal kažkokių kitų planų turi, paskutinę akimirką jau nieko negausi. Vadina, šiais laikais viską žmogus turi planuoti. Tačiau buvau kai ką užsisakysiu iš Sheino, kas susijęs su kalėdiniam dekoracijom. Ir gavau aš siuntą, kaip grįžau iš Lietuvos, man atrodo, tą pačią dieną. Parodysiu pirmiausia, turbūt, ką užsisakiau Sheino. Gerai, pirmas dalykėlis. Tai bus tokios netikros šakos. Aišku, nesitikėjau, kad kokybė bus kažkokia superinė, bet dabar žiūrint iš pirmo žvilgsnio, tai esu nustebusi. Labai ganėtinai tikroviškos. Man patinka, kad spalva tokia tikroviška. Ir šiaip šakelės tokios minkštos, nesmirda. Šiaip labai gražios, ar ne? Tokios tikroviškos. Gerai, užskaitau šitą pirkinuką. Tai jos, kiek čia tų šakelių yra? 1, 2, 3, 4. 4 šakelės. Tai aš buvau pagalvojusi, galbūt kokią vazą nusipirksiu ir bus labai gražu ant stalo pasidėti. Ir šiuo atveju, kai dabar neturime kalėdinės eglutės, bus labai gerai pasimerkti. Gerai, sekantis daiktas, žinoma, yra žvaigždė. Popierinė ar plasmasinė? Man atrodo, popierinė. O gal plasmasinė? Popierinė. Tiesiog graži žvaigždė turėtų būti. Ei, kodėl čia atrodo, lyg būtų jos tik pusė? Kaip čia įveikia? Ai, okei. Na va, žodžiu, bus tokia žvaigždė. Dabar nenoriu. Ai, čia yra kaip fainiai. Nereikia čia nieko rišti. Paskui jinai patogiai susipakuos. O taip va. Graži visai. Ir tokia kieta. Gerai, irgi užskaitau. Taip, toliau. Ką čia turime? Užsisakiau pagalvėlėms užvalkaliukų. Tai pirmasis bus štai toks. Tokia švelni medžiagytė. Nėra pati geriausia medžiaga, aišku, bet buvo svarbiausia printas. Pažiūrėkit. Nu, tikrai kalėdiška. Gražu, ne? Dabar tik nežinau. Turėtų pagal išmatavimus tik tai šiai pagalvėlį. Tikrai bus labai gerai. Taip, ir tada dar 2 užvalkaliukai va tokie. Labai gražus, nes aš įsivaizdavau savo kalėdas, dar kai galvojau, kad turėsime eglutę, kad bus raudonai žalia ir girliandos, kad bus spalvotos, tai tiesiog. Ir medžiaga šiaip tikrai tokia, žinot kokia, kaip šaliko. Tai visai sakyčiau nieko, visai neblogai. Taip, 2 tokie užvalkaliukai. Taip pat to pačio printo paėmiau tokį kaip staltiesė, bet man atrodo, jinai turėtų būti tokia siaura ir labai ilga. Lygiai to paties rašto. Jo, taip ir gaunasi. Bus arba ant baltos pilnos staltiesės padėtas per vidurį stalo, arba ant kokios žalios staltiesės. Toliau. Dar 2 žvaigždės, tik tai ėmiau mažesnės, nes idėja buvo ta, jog bus viena didelė kažkur pakabinta ir arba šalia 2 mažytės, arba kažkur kitur tos mažytės. Iš tikro, šitų žvaigždžių kokybė fantastiška. Tik nebuvo nei raudonos, nei žalios spalvos, tai tuomet nusprendžiau tiesiog paimti baltas. Viena didelė, 2 mažesnės. Toliau eina, kas čia yra. Čia yra kaip girlianda iš tokių auksinių žvaigždučių. Dar šiaip nesugalvojau, kur aš jas kabinsiu, bet gal kažkur
ant laiptų sugalvosiu. Auksinės žvaigždutės. Pamačiau visas šitas gražias girliandas ir visus papuošimus ir iš karto apėmė tą kalėdinę nuotaiką. Labai gerai, nes buvau šiek tiek ją pametusi. Ta kalėdinė dvasia. O dabar jau jaučiu, kad labai norėsis pasipuošti. Bet dabar pirmoje vietoje atrodo norisi viską išsivalyti, susitvarkyti, kad jokių dulkių nebūtų. Nes labai prisikaupė per savaitę, per 2. Gerai, toliau žinau, kad turi būti 2 skambaliukai. Ir skamba kaip gražiai. Va tokie. Truputėlį susilamdė kaspinėliai, bet nieko tokio. Pralyginsiu. Taip, va tokie kaspinukai ir varpeliai. Tai galvojau aš, kad pakabinsiu ant spintos rankenų. Tikrai labai gražus. Kol kas visų daiktų kokybė, nusakyčiau, tikrai nebloga. Varpeliukai. Turiu remelius ir aš noriu į tuos remelius įdėti kažką susijusio su kalėdomis. Tai paėmiau printus. Štai, vienas toks. Labai gražus man pasirodė. Sekantis. Tiesiog užrašas. Walking in the winter wonderland. Pagal tą dainą, žinot? Kalėdinė. Na ir trečiasis printas. Yra štai toks. Tokie žiemiški ir labai jaukus. Ir aš kažkaip įsivaizdavau, kad bus labai gražu. Kai užsidegsiu žvakes, bus taip jauku, nors ir sniego nėra už lango, bet vis vien. Nuotaika bus tokia sukurta tos baltos, tikros žiemos. Ir taip pat turiu dar vieną mini printuką, čia bus į virtuvę, nes ten irgi turiu remelį. Ant gartraukio, jūs žinot jau mane su mano karštu šokoladu, tai va. Čia kas yra parašyta? Hot chocolate bar. Warm up here. Taip, sušilti galite čia ir tai yra karšto šokolado baras. Tai va toks mažas printukas keliaus į virtuvę ant gartraukio. Žiauriai cute. Tikrai esu patenkinta šį kartą iš Sheino dalykėliais, tokiais kalėdiniais ir gražiais. Labai džiaugiuosi, kad užsakiau, nes nežinojau, kad taip užsivėlinsiu su visais dalykais, visais pirkiniais. Tai turiu nors tiek. Ir dabar parodysiu, ką parsinešiau iš Action parduotuvės. Nieko labai ten daug, bet kažką iš pagrindinių dalykų. Tokią vazą. Čia kaip ir būtų vazonas iš tikrųjų, bet man panašu ir į vazą. Ir dar tokia ganėtinai talpi. Tai bus ne tik kad kalėdom, bet apskritai labai bus faina pasimerkti gėlėm. Tai va, ir aš įsivaizdavau būtent kažką tokio. Ir dar uždėčiau lempučių, ir dar gal žaisliukų kokių, ar kažko. Bet jau čia reiktų surišti. Nežinau, va, visai gražiai atrodo. Ką manot? Ką manot? Gerai bus. Tada čia nesusijęs su kalėdom, tiesiog dėžutę turiu jau 2 tokias, tai labai gerai susidėti daiktam ir noriu, kad jos būtų vienodos, kažkaip gražiau ir estetiškiau atrodys namuose. Tada pasiėmiau girliandų, bet pasiėmiau girliandas su baterijom. Čia bus visokiausių spalvų lemputės, nes būtent tokių šiais metais labai noriu. Nenoriu aš vienos spalvos, noriu visų įmanomų spalvų, kad būtų gražu, mirga, marga. Čia dabar yra jinai uždaryta. Reikia batarkių. Ar aš turiu batarkių? Dabar galvoju. Kad tai nepagalvoju parduotuvėje. Man atrodo, kad turiu kažko. Tuoj pasižiūrėsiu. Noriu parodyti, kaip dega. Labai gerai, batarkių turiu. To išbandysime. Čia yra net 8 lygiai. Na ką, 1, 2, 3. Jei, kaip gražu. Bus gerai. Paimu tokias 2
nes galvoju, gal reikės laiptų turėklą apvynioti, ar taip kažkur ant palangės. Kas yra faina, kai yra su batarkėm, kad nereikia sukti galvos dėl elektros lizdo. Ieškoti, kur čia artimiausias, kad ten visokių prailgintuvų pakeiti baterijas ir rami galva. Tik žinoma, baterijas irgi reikia išmesti į tam tikrus punktus. Nemeskite savo šiukšlių dėžę. Ačiū. Be to, priminimas visiems, jo kalėdos yra taip pat labai pavojingas metų laikas, kada žmonės pamiršta išjungti kalėdų eglutes ir girliandas, būtent kurie yra įkišti į elektros lizdą, ir atsitinka gaisrai ir tada šventės gali pavirsti tikrą tragediją. Tai būkite atsargus ir saugokite savo turtą. Gerai, toliau. Pasiėmiau aš 2 tokias švelnes, žalias, su auksiniam žvaigždutėm servetėlės. Jos tokios ganėtinai didelės. Kai išlyginsiu, bus labai gražu. Ir tarkim ant kalėdinio stalo, kadangi mes dviesi, tai paėmiau 2 ir padėsiu lėkštutes aš ant jų, kažkaip paserviruosiu, kad būtų gražu. Taip, tada paėmiau tiesiog žalią gražią žvakę, kuri tiks ir po kalėdų. Ir dar skaniai labai kvepia. Dar paėmiau kai ką netikrų žvakių. Gal ir skamba juokingai, bet pamačiau aš pas Justiną, žiūriu jos vlogus, tokie labai fainus ir labai estetiški, tikrai labai faina mergina, turbūt ir jūs visi žiūrite. Ir jinai nusipirko vieną iš tokių žvakių ir taip gražiai atrodė. Ir aš pagalvojau, kažkaip praėjau šitą žvakės ir galvojau, o geras, čia kažkas panašaus. Ir dar, kas svarbiausia, galima pabandyti, va čia mygtukas ir štai deg, matot? Ir taip rusena liktais, kaip ir pas ją. Žodžiu, tai aš pagalvojau, kad visai gražu turėtų būti, nes labai faina, kai gali pamatyti, kaip atrodo, kai nusipirka kitas ir va taip va įsinori ir tu. Tai, ačiū Justina už rekomendaciją. Gerai, paskutinis dalykas, labai gražus. Gruodžio pradžioje galvojau, kad darysiu pati, bet kadangi jau taip išėjo su tuo gruodžiu, pamačiau ir galvoju, nereiks daryti pačiai ir labai gražus. Pažiūrėkit, koks gražus vainikas. Toks ruduo susipynęs su žiema. Galiu, pavyzdžiui, šiais metais aš jį padėti ant stalo, su kokia nors žvake viduryje, o kitais metais galiu pasikabinti ant durų. Tai toks fainas daiktas, kurį gali naudoti daug metų iš eilės. Tikrai gražus ir tikrai esu labai patenkinta. Tai buvo paskutinis daiktas, ką nusipirkau kalėdoms. Ir sakyčiau, ne tiek ir mažai visko sudėjus. Tai manau, na ką, šiandien kaip ir viskas, bet prieš atsisveikinant noriu labai nuoširdžiai jums padėkoti, kiekvienam ir kiekvienai. Labai ačiū už jūsų palaikymą, ypatingai šį mėnesį. Tikrai kiekvienas jūsų komentaras ir palietė ir labai sušildė mano širdį. Ačiū jums labai. Ačiū, kad vis dar sekate, kad vis dar žiūrite, kad pakomentuojat, palaikinat ir pasidalinat. Ačiū labai, bučiuoju jūs, Ru.